Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Didybė nuolankume. Nedžiūgauk dėl mano nelaimės, mano priešė. Nors ir parpuoliau, vėl atsikelsiu. Nors sėdžiu tamsybėje, viešpats mano šviesa. Kadangi jam nusidėjau, turiu pakelti viešpaties įniršį, kol jis apgins mano bylą ir grąžins man teisingumą. Jis išves mane į šviesą ir aš regėsiu jo teisumą. Michėjo 7 skyriaus 8 ir 9 eilutės. Sąžinė vis bylojo Dovidui apie karčias ir pažeminančias tiesas. Nors jo ištikimieji tarnai stebėjosi matydami tokį staigų istorijos posūkį, tačiau karaliui tai nebuvo jokia paslaptis. Jis dažnai jautė, kad tokia valanda išmuš. Jis stebėjosi, kad Dievas taip ilgai kentė jo nuodėmes ir vis atidėliojo jo užtarnautą bausmę. Bet dabar, šiame skubotame ir liūdname bėgime, basomis kojomis, apsisiautęs maišu vietoje karališkų rūbų, jo pasekėjų aimanoms randant atgarsį kalnų viršūnėse, jis galvojo apie savo mylimą sostinę, vietą, kurioje buvo įvykdyta nuodėmė, ir tada jo mintis užplūdo prisiminimai apie Dievo kantrybę ir gerumą. Jis prisipildė viltimi. Brangus klausytojai, daugelis nusidėjėlių, teisindamiesi dėl savo nuodėmės, rodė į Dovido puolimą, tačiau tik nedaugelis parodo Dovido atgailą ir nusižeminimą. Nedaugelis į tokį pabarimą ir bausmę būtų reagavę su kantrybė ir tvirtumu, kokį rodė jis. Jis išpažino nuodėmę ir ištisus metus stengėsi atlikti savo, kaip ištikimo Dievo tarno pareigą. Jis dirbo stiprindamas savo karalystę ir jo valdymo metais ji kaip niekada anksčiau suklestėjo. Jis surinko pilnus sandėlius medžiagų, skirtų Dievo namų statybai. Nejaugi viso gyvenimo darbas bus taip lengvai nušluotas? Argi iš tiesų metų sunkus darbas, kaip genialaus ir pasišventusio valdovo, turėjo atitekti į nerūpestingo ir apgaulingo sūnaus rankas, kuris nevertino nei Dievo garbės, nei Izraelio šlovės? Kaip tai būtų atrodę natūralu, jei Dovydas tokiame savo prispaudime būtų murmėjęs prieš Dievą? Bet jis savo nuodėmėje matė savo nelaimių priežastį. Ir viešpats nepaliko Dovydo. Šis jo patyrimo puslapis, kada jis buvo slegiamas žiaurios neteisybės ir įžeidinėjimų, bet vis dėlto parodė nuolankumą, nesavanaudiškumą ir paklusnumą, yra vienas iš kilniausių jo patyrimų. Niekada Izraelio valdovas dangaus akyse nebuvo didingesnis nei išorinio pažeminimo valanda. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.